Mano rankose yra Tahiros Hago Londone gimusio afganų rašytojo knyga Kalifo rūmai. Knygoje autorius pasakoja, su kokiomis keistenybėmis ir kokiais nuotykiais jis susidūrė, nusprendęs palikti Angliją ir su savo šeima įsigijęs apgriuvusi namą Maroke. Taigi tą vakarą, kai įvyko savižudžių išpuoliai, aš pirmą kartą peržengiau Kalifo rūmų slenkstį kaip jų savininkas. Viduje pasitempę stovėjo visi trys sargai ir laukė nurodymų. Tarsi pagal kokius viduramžių papročius jie atiteko man draugė su namu. Štai Muhamedas, kiti du jį vadino Lokiu. Šalia Osmanas, jis jaunesnis. Ir paskutinis Hamza, grupelės vadas. Aš skubiai paklausiau, ar jie girdėjo apie savižudžių sprogdintojus. Hamza papurtė galvą. Yra kur kas svarbesnių problemų, atsakė jis. Kas gali būti svarbiau už savižudžių išpuolius? Džinai, nuskambėjo atsakymas. Džinai. Visi trys sargai sulinksėjo galvomis. Taip, namuose jų pilna. Pirkdamas namą svetimoje šalyje, turi būti pasirengęs netikėtumams. Žinojau, kad teks įveikti kalbos ir kultūros barjerus. Bet nieku gyvų nebuvau pasirengęs susitikti su neregima dvasių kariauna. Musulmonai tiki, kad Dievas iš molio kurdamas žmonės tuo pačiu metu iš ugnies sukūrė kitos rūšies būtybės. Jos vadinamos džinais. Tikima, kad jie drauge su mumis gyvena žemėje. Šios būtybės gimsta, tuokiasi, susilaukia vaikų ir miršta lygiai kaip mes. Šiaip jos nematomos žmogaus akiai, bet panorusios gali įgyti bet kokį pavidalą. Dažniausiai rodosi saulei nusileidus pasivertusios katėmis, šunimis ar skorpionais. Yra šiek tiek gerųjų džinų, nors dauguma jų pikti. Jiems didžiausias malonumas sužaloti žmogų, kuris jų manimų sukelia jiems nepatogumų. Kreipiausi į sargus patarimo, kaip išspręsti šią problemą. Osmanas atsakė už visus. Papjauti avių, švelniu balsu tarė jis. Reikia papjauti keletą avių. Keletą kiek? Po vieną kiekviename kambaryje, paaiškino Lokys. Aš greitai suskaičiavau. Čia mažiausiai 20 kambarių, tai visa avių banda, mes braidysime kraujuose. Sargai sumriksėjo. Paskui linktelėjo galvomis. Jie išmanė tradicijas, o Maroke tradicijos gyvenimo pagrindas. Vakaruose lentomis užkaltas negyvenamas namas gali privilioti nelegalius gyventojus, bet arabų pasaulyje visi puikiai žino, kad tušti namai traukte traukia piktasias galias. Palik namus negyvenamus kelioms savaitėms ir nesuspėsi nei apsižiūrėti, o juose nuo grindų iki lubų sijų bus grūste prisigrūdę tuntai neregimų džinų.